problema yra ta, kad negaunam kelto. Kaip jums atrodo, kiek pas mane yra valandų? Nu, kad jau tokią savaitę, beje, labas visiems, senai nesimatėm. Kad jau tokią savaitę, tai sakau, išlysiu pasifilmuoti ir nėra ką filmuoti. Žiauri savaitė iš tikrųjų buvo, ten neparuošta, tas nepadaryta, važiuoju kitur kraunės, vėl laikai ir vienu žodžiu, normali diena. Bet dabar turiu problemą, važiuoju į Suomiją ir problema yra ta, kad negaunam kelto. Turėjau ketvirtadienį, buvau gavęs keltą iš trečiadienį ketvirtadienį naktį ir dalykas toks, kad kadangi nebuvo reduktorius paruoštas, perkeliam vieną dieną vėliau, paskui dar vieną dieną vėliau ir dabar toks dalykėlis, kad bilieto negaunam. Tai sėdžiu uoste nuo vakar, 20 valandų sėdžiu. Ir nuėjau dar kartą į ofisą, esam laukimo sąraše ir žiūrėsim, kas gausis. Tai va, laukit naujienų. Tiksliau, norėjau pasakyti, kad yra du keliai. Yra krovininis keltas ir yra tas keltas į Helsinkį, su kuriuo norėčiau keltis. Bet jeigu taip gausis, tai keltis su krovininiu keltu, ten greičiausiai nieko gera nebus. Bus fignia ir jo, aišku, su turistiniu keltu geriau. Ir internetą turėčiau. Tai va, tokie reikaliukai kol kas. Tai laukit žinių. Labai tikiuosi gerų naujienų, kad keltą bilietą gausim. Tai va. O man brangu čia. Ole, kaip tamsia čia. Reik pašviesti, reik pažiūrėti, kaip atrodo. Ant telefoną. Nu ką, pagaliau šiandien gavom keltą. Negaliu kameros. Tai va, gavom šiandien keltą po ne 4-3 dienų. 1 valandą tikiuosi būti jau kelte. Ir viso. Tai va, tokie reikaliukai. Šilta savaitgalį buvo, netgi karšta. Ir kaip matot trypų, man jau reik pas nykštukus varyti. Tai viskas, davaite. Ir nekartą pamiršau kamerą įjungti. Tai va, tokie reikaliukai. Tai pasižiūrėsit, kaip iš kelto išvažiuoju, jeigu nepamiršiu, kad kamerą reikia įjungti. Tai va, tokie reikaliukai čia. Čia masažiuks va. Nežinau, su happy ending. Arba happy ending. Nu ko jūs, man babaužiuką? 9 ryto, tunelis uždaryts, žiūrėsim, kaip išvažiuoti iš uosto. Bandau pasijungti dabar va kamerą per telefoną. Pamėginti susijungti ir pasižiūrėti, kaip čia matos jums tas visas vaizdelis. Labai šiukšlės matos pas mane ant grindų. Ar, kodėl nefilmuoji? Filmuok tik tai! Sigučio, filmuok! Tai va, yra uždarytas tunelis. Nežinau, kaip čia bus. Normaliai jums čia atrodo. Nu, gal išvažiuosiu, bus geriau. Ten yra mano kailiukai, tušti bambaliukai. Taip kad labai, kaip sakant, nepanikuokit, nepradėkit šaukt. Po kairę kameros ir po dešinę yra 2 lazeriai pakabinti. Jo. Tai va, tokie reikaliukai. Kaip suprantu, gal normaliai. O, valandą PM3 galiu rašinėti, tai super. Trumpi vidasukai sueis. Tai va, laukiu, kol Hebra išveš man priekabas, nes stoviu prie pat krašto, kaip visada toj pačioj vietoj praktiškai. Va, su šito keltu. Tai va, tokie reikaliukai. Ir paskui važiuosim, žiūrėsim, kas čia, kaip, čia ką.
Lyg ir vieną važiavimą radau, bet reikia žiūrėti ženklus ir taip toliau, nes kits yra per miestelį kažkokį, ten tiltukų visokių pilna, tai negaliu važiuoti. Leidimą išsiverčiau, bet leidime nieko nerašo, tiesiog parašyta labai paprastai leidimą. Patikrinti kelią, maršrutą prieš važiuojant ir vairuotojas atsako už visus sugadintus, čia tiltus ir taip toliau. Tai va, labai paprastai. Vienu žodžiu, net nuvažiuosi, be vazelinkės bus. Opa! Tokie reikalai, kad muitinėje pusę valandos prastovėjau. Ir pasirodo yra Vindparkas čia. Aš galvoju, kad į firmą kažkokią važiuoju. O pasirodo, nifiga. Tai man reiks paskui sustoti, įsivesti koordinatės, nes taip reikės pauzę daryti. Tai įsivesiu koordinatės ir viso. Vienu žodžiu, kelio nefilmuosiu, nes nėra čia ką filmuoti, iš tikrųjų, jeigu atvirai, nes, ir atminties pas mane mažai yra. Tai va, karts nuo kartą gal išlysiu, biškį pafilmuosiu, viso. Nes man kažkaip, ką žinau, tas kelias nelabai kam ir įdomu, man atrodo, ne? Žmogus sako, senki, skaitau komentarą, sako, aš nervuojas už tai, sako, aš nežinau, kaip tu atlaikai, bet sako, aš jau būčiau kaip Šapranauskas, aukščiausiai pasikojęs, ir būčiau apsimylęs, kai dar. Sako, aš viso garažą padariau tokį principą kaip tu, ir jau po 10-15 metų jam nieko nenutiko.
Nu ką, man brangus bambuką. O, man kamerą išsikrūdiniai, labai gera. Tai va, manęs irgi nesimato. Jop, šiek mat, reikia šviesą įjungti. Reikia kažkaip, nieko nepasikeitė, ne? A, žinau, kaip galim pakeisti. Žiūrėkit, bus bairis dabar. Nu ką, mano brangus žiūrovėliai, baigės šiandienos darbai. Eisim darytis valgyti ir eisim liuliuko. Tai va. Prisimenu tos bairius su prožektoriais vaikysės laikų. O. Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki geros dienos. Spaudžiam laiką ir paspauskit subscribe, kas nesubscribinat. Pizdukai jūs, maži. Iki. Atsisveikinau, bet dar neatsisveikinsiu. Esu vietoje, viskas. Filmuosiu šitą pusę. Kaip jums atrodo, kiek pas mane yra valandų? Taip, kas važinėjęs į šiaurę, visi žino, kad tokie dalykai vyksta. Bet kaip jums atrodo, kiek yra valandų? Tiem, kas nežino, tai pas mane yra 2 valandas nakties ir saulė dar nebuvo net nusileidus, o taip visą laiką buvo. Niekada nebuvo sutemę. Va. Aišku, antrą kartą matau, tai man nėra tokio kažkokio stebuklo. Pirmą kartą man buvo stebuklas, o antrą kartą kažkaip įdomu, bet jau kai žinau, tai aš pirmą kartą nedariau video, kai į Suomiją važinėjau, tai sakau, dabar tokia proga papuolė, kadangi išsimiegoju, tai parodysiu, kaip atrodo 2 valandą nakties. Dangus. Ir saulė jau kyla. Nu, tiksliau, jinai nebuvo nusileidus. Tai va, ačiū dar kartą visiems, kad žiūrėjot. Iki sekančių videosiukų.